Tai pirmieji žingsniai tokie ir buvo. Excelio lentelę, dedi, kopijuoji į Excelio lentelę tos atsakymus ir tada supranti, kad visa tas nėra sustainable. Internetas yra cruel, šiaip yra jis negailestingas tokiais dalykais, nes tu žinai, kad kiek tu gali dalykų tokių manipuliuoti. Instagramai, TikTokai yra tai, kad mes tingim ilgą turinį skaityti ir žiūrėti. Mums Reelsai dabar eina labai lengvas turinys. Mes tingim ieškoti informacijos, mes tingim skaityti visą tą ilgą blog postą, mes norim greitos informacijos. Tai ant to ir eina LLM, ant to eina visas tas marketingas. Įvairios tokios vietos, kurios tu nedarytum tradiciniam SEO, mes tą darom, mes matom, kad kiti konkurentai to nedaro ir čia ir atsiskiria tas, kad tam tikrose kategorijose mes galime eksidinti. Jau tie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir jokių paslapčių. Tik čia sužinosi naujausias ir karščiausias marketingo naujienas, patarimus bei efektyviausias pardavimų strategijas iš pirmų lūpų. Čia kalbinsime talentingiausius marketingistus, pardavimo guru, verslo lyderius bei kitus ekspertus. Ir kartu dalinsimės karščiausiamis ir skambiausiamis marketingo kampanijomis. Patirtimi ir patarimais dalinsis vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus. Kviečiu prenumeruoti Jau tie marketingistai podcastą ir pirmiems sužinoti naujausias marketingo taktikas ir patarimus. Sveiki! Šio epizodo rėmėjas AI Clicks, AI Search Visibility įrankis. Mūsų svečiai AI Clicks bendraįkūrėjai Matas ir Andrius. Sveiki, vyručiai. Sveiki. Sveiki, malonu. Taigi, vyrukai, sakykite, AI search matavimas tai rimtas dalykas ar šakėm per vandenį, nes atsakymai sugeneruojami kas kartą vis skirtingai? Čia iš karto į kompromituojančius klausimus puolėm, bet šiaip teisingas yra klausimas, nes dabar ypač šiais AI to boomo laikais ir visoje toj bendruomeniai, SEO bendruomeniai šitas klausimas yra labai aktualus, nes pasirodė ir naujų tyrimų visokių, kad čia 100 kartų parašius tą patį klausimą gaunam skirtingus atsakymus ir realiai pradėjo kvestionuoti, ar tai yra teisingas būdas apskritai čia kaip modelis, bet tai tikrai nėra šakėm per vandenį, ta prasme, tai yra geras kompromituojantis klausimas, bet tikrai tai nėra tas. Tai yra naujas kanalas, kuris yra susijęs labai stipriai su brando matomumu bendrai. Ir dabar visame tame boome, vadinamam vis tiek, nes tai yra didelis susidomėjimas, yra atsiradę pilna irgi įrankių, kurie padeda tą brandą matuoti per įvairius tos AI promptus vadinamus. Tai mano toksai labai trumpas komentaras būtų, kad tai nėra kažkoksai burbulas, nėra šakės per vandenį. Kolega Andrius gal papildytų, kaip iš tavo pusės. Tai šakiam, aišku, gali būti. Čia priklauso, kas tą užduotį atlieka ir kaip įgyvendina. Tai aš manyčiau, optimizavimas AI tai vis dėlto yra performance marketing dalis. Tai yra remtas skaičiais, statistika, bet lygiai taip pat galim tiesiog tą daryti iš gut feelo ir sakyti, kad čia aš jau darau AI optimizaciją. Tai turbūt rinkoje yra žmonių, kurie žiūri tą kanalą kaip į kokį nemesis, bando supriešinti su SEO kanalu ir sakyti, kad tie dalykai jie yra vienodi, jų nereikia, sakykime, skirtingai prioritizuoti ir panašiai. Bet norint tą daryti profesionaliai ir auginti to kanalo matomumą, tai reikia remtis skaičiais, reikia remtis duomenimis ir iš to pusė, žinai, ir išplaukia šitie, žinai, dalykai. Tai pas jūs, žodžiu, atsivežėt laivą, konteinerį, indų, kurie tenais čia GPT spaudinėja kasdieną, ar kažkaip kitaip įsprendėt šitą klausimą? Jo, taip, tai early days, tai taip jos ir atrodė, turbūt, nežinau, kas šitoje rinkoje yra nuo pradžio, arba buvo SEO rinkoje ir tiesiog pamatė, kaip vartotojų pokyčiai pradėjo keistis ir sprendė tas problemas srauto ir panašiai. Tai pirmieji žingsniai tokie ir buvo. Excelio lentelę, vedi, kopijuoji į Excelio lentelę tos atsakymus ir tada supranti, kad visa tas nėra sustainable, įdėkim anglicizmų. Tai tam reikia įrankių ir taip atsirado AI Clicks. Aš labai gerai atsimenu, praeitais metais per SEO konferenciją Kaune buvom irgi šitą diskusiją turėjom ir dar tuo metu iš Omnisendo Evaldas jo, jis sakė, kad jie jau tai daro, vieni pirmųjų, man rodos, toj visoje diskusijai.
Bet tas darimas, aš bent jau iš tos visos diskusijos irgi kiek supratau, buvo grinai va taip, kaip tu sakai. Rankomis. Ta prasme, tu rašai ChatGPT, žiūri, kas tenais kas atsiranda. Ir mes irgi užsikabinom po šito, nes supratom, kad tai yra, matom, kad žmonės visi taip ieško dabar, mes patys taip ieškom ir kad ką rodo, kokie šaltiniai. Ir grinai nuo to kovo balandžio mėnesio turbūt ir tas prasidėjo tiesiog vienas po kito įvairių įrankių, konkurentinių įrankių, mūsų pačių tas AI Clicks, Tai indus pakeitė įrankiai. Kai dabar pasakei, atrodo, kad mes su tuo jau gyvenam 5 metus, nes visas pasaulis apie tai šneka, bet iš tikrųjų tai yra šviežia. Ir tą progą aš paminėsiu, kad Baltic Nordic SEO Summit išgirsit Mato pranešimą ir AI Clicks turės standą, tai gal gausit kokią nuolaidėlę. Galbūt. O gal ir ne. O gal dvigubai brangiau. Ja. Tai jo, ir šitas per kiek nepilnus metus į rinką jau yra tikrai daug įrankių paleista, daug įrankių yra, kurių jau nebėra. Čia dėl įdomumo noriu tokį faktą, pasakyti. Tai mes renkam dideliais kiekiais atsakymus iš LLM, labai dideliais kiekiais. Tai ir žiūrint į mūsų ataskaitą pačiu AI Clicks'u, kur stebėm, kaip mūsų matomumas atrodo, tai LLM'as atranda, kurie yra mūsų product related promptai, užklausos, kurias mes sekam, iš jų sekam 400, renkam kiekvieną dieną per 8 LLM'us, tai vien per dieną gaunam porą tūkstančių, atsakymų savo, kurias galima analizuoti, tai LLM discoverina 2800 unikalių prekės ženklų, kurie kompitina su mūsų AI matomumo įrankio AI Clicks'u. Tai hyper competition, žiūrint per kitus accountus, per kitas rinkas, tai yra gerokai didesni skaičiai. O kalbant apie patį įrankį veikimą, tai įsivaizduokim taip, kaip ieškotų žmogus, dabar įeitume į ChatGPT, Perplexity parašytume ir tą Exceliuką surinktume, tai to pačiu principu automatizuotai veikia pats įrankis. Jis tiesiog imituoja tikrą žmogaus veikimą, įeina į ChatGPT, parašo tą promptą, kurį mes esam jam susidėję juos, ir jis kiekvieną dieną surinka tos atsakymus agreguoja ir tada galim daryti įvairias įžvalgas ir veiksmus. Tai tiesiog indas on steroids. Tai čia gal tada norėtųsi dar tokio patikslinimo, ar jungiasi kaip registruotas vartotojas, ar per kažkokią API, nes kaip ir Google'as, ChatGPT, Google AI Overview ir Perplexity ir Claude'as mums pritaiko atsakymus. Taip. Tai mes šitą norim pašalinti tą personalizavimą ir pritaikomumą, nes jeigu mes tai darytume, pavyzdžiui, iš mūsų asmenės paskyros, tai būtų labai biased. Jeigu ateitų, sakykime, kažkoks, kad ir konkurentas su tais pačiais panašiais promptais ir naudotų mūsų to ChatGPT paskyrą, jam įrodytų, kad jie kliks, nes netgi ChatGPT personalizuoja tavo atsakymus pagal, tai mes naudojam tam tikrus proxius ir headless browserius, vengiam naudoti API-ų oficialių šitų platformų tam, kad užtikrinti teisingą tokį atsakymą, kokį gautų realus žmogus, ir mes tai naudojam tiesiog inkognito režimu, kad kiekvieną kartą yra nepersonalizuotas ir šviežias, kiekvienas kaip naujas chatas, kuris neturi jokio historik informacijos prieš tai, tam tiesiog, kad išvengti to bias ir personalizavimo, nes tiesiog būtų neteisinga. Ja. Bičiuliai, tai šiandienos mūsų tema yra GEO ir turbūt ir Andrius nemažai keiksmažodžių ir visokių terminų paminėjo, kas anglicizmas ir galbūt ne visiems mūsų klausytojams suprantama. Bet galbūt galėtum irgi tada šiek tiek pasidalinti apie pačius LLM'us, kaip jų veikimo principas, su kuo jie valgomi ir kuo galbūt skiriasi GEO nuo SEO, bet čia jau galbūt Matas galės šiek tiek padetalizuoti. Aš permisiu. Tai šiaip apie LLM'us gal galėtum šiek tiek daugiau pasidalinti, kas tai yra ir žinai, tai mes nesame inžinieriai, mes jų nekuriam, mūsų, funkcija yra tiesiog galvoti apie prekę ženklą, kaip padidinti klientų skaičių ir panašiai. Ir ChatGPT vienas iš tų, kanalų. Ir mūsų playbookas, jis yra labai paprastas. Mes bandom tiesiog reinžinierinti iš tos pusės, ką LLM mums dabar duoda apie mūsų top esminius, promptus ir bandyti iš paskos eiti, daryti iteracijas ir daryti poveikį
atsakymų kiekį, kur ten yra pažymo, žinai, prekės ženklas. O LLM'as iš esmės veikia taip labai panašiai kaip žmonės. Žinai, kiekvienas atsakymas yra unikalus, taip, ir čia pats ir minėjai pradžio, žinai, ar čia ant šakės ant vandens, jeigu kiekvienas atsakymas yra skirtingas. Nu taip, bet tu manęs paklausė klausimą, aš irgi kiekvieną kartą kažkur unikaliai pateiksiu vieną raidę, vieną žodį ir visą kitą, tai retu atveju netgi tas mintinai išmoktas eilėraštis būna pasakytas taip pat, žinai. Tai veikia labai panašiai kaip žmonės ir tai praktiškai yra interfeisas tarp tradicinės paieškos, SEO, žinai, kanalo ir pačio vartotojo, žinai. Tai mes įprastai klausdom, žinai, užklausą ir Google'as mus išmokė ieškoti informacijos pagal keywordus. Žmonės niekada negalvojo, žinai, kad aš parašysiu running shoes, žinai, ir aš gausiu bėgimo batelių e-shopų listikų, žinai. Čia yra išmokta elgsena per daugybę metų, žinai, kad raktažodis turi pateikti kažkokį jau responsą, žinai. Bet vartotojai jie ieškodavo su daugybė kriterijų. Man nereikia tiesiog running shoes. Man reikia running shoes, kad mano būtų patogu, žinai, ten gal būtų geras gripas, nepraleistų lietaus vandens, žinai, ir panašiai būtų stilingi ir etc. Yra daug kriterijų, žinai, ir LLM'as tos dalykus jisai padeda embedinti į tą visą, žinai, užklausą, kurios tu klausi, ir praktiškai jis už tave daro paiešką. Tu įvedi savo tas užklausas ar per dalį viso susirašinėjimo, kurį ten tam turėjai susirašinėjimo, žinai, paletei, tai kreipiasi į platų į internetą ir susorsina, žinai, šaltinius pagal tą užklausą, kurią jisai suvirškino, žinai, kas ten iš tikrųjų guli. Tai jeigu žmonės, žinai, klausia ir geriausi bėgimo bateliai, žinai, tai pirmas LLM minties kelias gali būti, kas yra bėgimo batelis. Tada kokie yra bėgimo batelių gamintojai, žinai. Ir tada kokie Nike bėgimo batelio atsiliepimai. Kur tu esi, iš kokios tu lokacijos siunti savo užklausą ir visi kiti dalykai. Bet aš gal porą papildinių norėčiau pridėti prie šito komentaro. Vienas dėl to 100 paminėjimų ir kad neduoda to paties atsakymo. Bet, tai prasme, taip, gal jeigu buvo brandas pirmoji vietoj, gal jis antrą kartą arba 100 kartų išėlės nebus pirmoji vietoj, bet jis greičiausiai bus paminėtas tarp tų 100 atsakymų kiekvieną kartą arba 90 procentų kartų, įsivaizduokim, tai skirsis eiliškumas galbūt, dėl to jis yra, jis yra probabilistinis, iš esmės LLM veikia probabilistiniu metodu, nedeterministiniu, kai veikia SEO, tai reiškia, kad jis bando nuspėti kontekstą ir kitą žodį iš esmės, ir dėl to gali būti, kad tu būsi ne pirmas, ne antras, ne trečias, penktas, bet tu jisai bus paminėtas. Ir mes dabar ant viso to ant to būtent labiau fokusuojamės, kad būkim apskritai paminėti. Net nesvarbu, ar mes esam pirmi, antri, trečia ar 10 tam liste, būkim paminėti, tai yra number one dalykas, ką mes turim padaryti. Antras dalykas, norėjau kažkokį gerą komentarą. Dėl kaip apskritai tas LLM irgi veikia, tai vienas ir dalykas, taip, jis naudoja web search'ą, kaip naudotojų žmogus, bet jis tai naudoja tik tada, kai jam to reikia. Jeigu jis neturi kažkokių predetermined duomenų, iš ankstinių žinių apie kažkokį tai klausimą, nes jis gali kartais, kartais kai parašom atsakymą, klausimą, jis mums patikė šaltinius, kartais nepatikė. Kai jis nepatikė tų šaltinių, dažnai būna, kad jis tiesiog žino atsakymą, nes kartais tai būna, jeigu ten kažkoks what is, koks klausimas, bet jeigu dažniausiai tu klausi, nori kažkokių geriausių kažko, jis kreipsis tada jau į Google, ar Bingą šiuo atveju, ir naudosis web search. Tai jis iš dviejų pusių iš esmės. 95% visų promptų galėjo iššūkė, žinai, paiešką. O iš kur tos paskui haliucinacijos visokios atsiranda, kur atrodo, taip pat tokios informacijos nelabai yra? Nežinau, norėtume mes šitą žinoti irgi, bet, jeigu jis naudoja, haliucinacijas gali būti irgi iš to, kad jeigu jis naudoja search'ą, web search'ą, jeigu ir sima informaciją iš tų šaltinių, kuriais remiasi, ir jeigu tose šaltiniuose yra ta haliucinacija, nes kartais būna, buvo pavyzdys, AI overviews, buvo klausimas, how many rocks per day should you eat? Ir buvo toks, ir AI overviews atsako, kad you should eat vieną akmenį per dieną turi suvalgyti. Ir visi tipo, čia išprotėjo AI overviews, bet jis rėmėsi straipsnių, kuris rašo, kad tu turėtum valgyti vieną akmenį per dieną. Ta prasme, realus Google buvo parašytas straipsnis, kažkoks mokslinis. Bet jūs nevalgote čia nebus tokio parametro klausimas, kad LLM-ai tau stengiasi pateikti atsakymą labai greitai ir patenkinti tavo poreikį bet kokią kainą. Tai reiškia, tarkim, tradicinė Google paieška tau duoda 10 blue links, ne?
o LLM'as įstengiasi tave patenkinti ir išlaikyti tave savyje ir jeigu jisai neturi informacijos ir jisai neskirs ten serverio resursų arba neįjungs ten deep research modelio, tai ką jam belieka tai daryti tada suhaliucinuoti. Labai tiksliai. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, norėsi susikurti savo kažkokį tais agentą, kuris dirbs su LLM'u ir jam nustatysi parametrus, kad jeigu tu nežinai, tu neknisk proto, tai gal jis tau ir nesuhaliucinuos, o jis ir pasakys, aš nežinau, ne? Tai galbūt tiesiog, kadangi daugiausiai kalbam apie ChatGPT, tai ChatGPT yra tas nemokama vartotojo versija taip nustatyta, kad jinai tave bet kokiu atveju patenkintų, nesvarbu, kad haliucinuos. Kad reiškia, galbūt turbūt pats, kaip čia, gamintojas arba kūrėjas, tai skatina daryti, nes jam gal tai yra lengviau, paprasčiau ar kažkaip. Ir čia reikėtų atkreipdėmėsi patį veikimo modelį, kai jis ieško to atsakymo. Ir tai susijęs su optimizacijom, kurias mes klientam irgi savo sakom, kad dėl serverio resursų, apskritai dėl resursų LLM-o čia yra labai svarbi dalis, nes jis, čia labai yra ir gera alegorija į žmonių paiešką, nes LLM-as kaip ir žmogus neturi laiko skaityti visko. Mes ateinam, dabar norim how to tie a tie, kaip užsirišti kaklaraištį, mes norim iš karto atsakymo greitai, nenorim skaityti paletę, kas yra kaklaraištis, kodėl kaklaraištis svarbus. Mums reikia greitai atsakymo ir jis iš esmės čankina, vadinamas tekstų čankinimas, jis skaido į tam tikras tam paragrafus dalis ir jis ieško, ar tuose dalyse yra tas atsakymas, kurį reikia ir jis realiai bando taip nuspėti kontekstualiai skaidamas tekstą, tai taupydamas taip resursus, nes jis dėl to nenori, dėl to mes iš savo tos optimizacijos klientams sakom, žiūrėkit, hibryte, mums reikia atsakyti į atsakymus greitai iš karto, pačiam pirmam straipsnį. Viskas, nebereikia jokių what is. Reikia ten visokių lentelių, key takeaways. Palyginimai jo. Jeigu mūsų brandas yra paminėtas iš 50, mūsų timas privalo susisiekti su to webmasteriu ir sakyti, kad mes norime tų 50, kelti kuo aukščiau save. Nes greičiausiai LLM-as ir žmogus net nedaisi kitos 50 vietos. Tai va tas santykis, kad tiesiog... Premium pozicija, kur reikia pakliūti, yra meta titles ir meta description. Jo, bet meta description yra revoliucionuoja. Iš to, ką tu sakai, tai susidaro įspūdis, kad LLM-ai yra kaip Google'as prieš, nežinau, ten 15 metų ar kiek, ar 20, kai Google'as tik atsirado, dar net ne Google'as, o kai tie ankstesni paieškos varikliai dar neturėjo reitingavimo pagal backlinkus, kai jie, reiškia, tau pateikdavo rezultatus vien tik tai pagal keywordus. Jeigu tas keywordas ten yra ir ten, jeigu jo yra daug, tai jis bus pirmoje vietoje. Iš dalies taip, bet gal ir nebūtinai, nes LLM-ai supranta kontekstą. Jis yra, dėl ko esminis skirtumas, ko mes skiriasi nuo SEO bendrai, nes SEO pozicionavimas yra per PageRank, tai yra per išorinius signalus, per tavo vidinius signalus, linkai, anchor tekstai ir taip toliau, tokie labai statiniai dalykai. LLM-ams svarbu yra kontekstas, ar tavo brandas paminėtas, kaip jis paminėtas, ar gerai, ar blogai jis paminėtas. Ir jis tokiu būdu jis yra arčiausiai to, kaip mąsto žmogus ir kaip ieško žmogus. Nes jeigu mes dabar ieškom, koks mūsų ieškomo procesas yra, mes ieškom geriausių bėgimo batelių, mes surandam kažkokius batelius, mes ieškom jo reviewsus, ieškom jo YouTube video, kaip jis atrodo, tą daro LLM-ai. Dėl to mes matom šaltiniuose, kad yra labai daug review platformų, yra Redditas labai daug, nes ten Reddit'e šneka hebra apie tai, YouTube'as. LLM-ai ieško taip, kaip ieško žmogus. Ir tai... Čia vienas dalykas gal man tada nesuna, kad kiek teko domėtis, tai pavyzdžiui, Google'as labai dažnai parodys didelį brandą, o kiti LLM-ai, pavyzdžiui, dažnai parodys ir mažesnius brandus, ne? Kad iškapstys tą informaciją kitą, kuri Google galbūt kažkur giliai pakapstyta. Tai truputėlį prieštarauja tam, ką tik pasakėjai. Ne, jau čia nebūtinai, nes mūsų pavyzdys, pavyzdžiui, su Ekliksais, mes esam labai mažas brandas, prieš kelis mėnesius realiai Buvom prieš kelis mėnesius mažas brandas. Prieš kelis mėnesius pradėjome aktyvytas. Jau Agrepsus aplenkėt jau? Ne, bet tam tikrose vietose, pavyzdžiui, tam tikrose topikuose ar kategorijose, su tokiais kaip ten Profoundas ar Pikas, kurie yra visiškai lyderiai tos rinkos, mes esame minimi, jie nėra minimi. Ir mes matom, kad pagal tos marketingo veiksmus, tos optimizacijos, kai mes einam labai stambiai ant Reddito, LinkedIn'e, YouTube'o komentarai įvairūs,
įvairios tokias vietos, kurios tu nedarytum tradiciniam SEO, mes tą darom, mes matom, kad kiti konkurentai to nedaro ir čia ir atsiskiria tas, kad tam tikrose kategorijose mes galime eksidinti, kitose kategorijose mes niekur arti nesam. Ir, pavyzdžiui, į Google nepermuštum, o LLM-ose gali, ne? Gali, bet irgi labai stiprus overlapas yra. Yra koks 80-85% overlapas. Jeigu tu Google gerai varysi, tu varysi most likely gerai ir LLM-ose. Čia aš gal tokį pavyzdį, žinai, irgi pasakysiu, taip, ar su Google tu more or less dažniausiai dirbi su savo svetainė, žinai, su savo turiniu, ten pasakoja apie save, žinai, ir visą kitą, bet tavo turinys ir tavo svetainė neturi distribution. Žinai, tu bildini tipo SEO, žinai, ir čia yra vienas tas awareness kanalas, žinai, kuris veikia, žinai. Ir tu, tokiu principu, tu niekada kaip brandas nebūsi top brandas, top 10 brandas, žinai, tu tiesiog būsi Google paieškoj matomas prekės ženklas, žinai, bet LLM-ams yra tavo tas, sakykime, vienas tas kanalas, jie žiūri į tavo brandą per platų internetą. Čia vienas toks džiaukas, žinai, kurį aš sakau, kad nėra jokio žmogaus, kuris galėtų tiek į savo galvą sudėti informacijos apie tavo prekės ženklą iš tiek skirtingų, žinai, šaltinių, kaip LLM-ai, ir LLM-ai iš tikrųjų gali aptikti tavo prekės ženklo sielą, žinai, iš viso didelio to, žinai, srauto intiko. Tai esmė, tavo svetainė yra didelis faktorius, taip, tu ten valdai 100% viso naratyvo ir sentimento, žinai, ką tu apie save rašai, bet yra kita dalis plataus interneto, kur šitam varikliui yra svarbu šaltiniai ir kur tu gali pakliūti, ir LLM yra visas tas tavo SEO kanalo distributorius, kuris į tavo SEO kanalą realiai paduoda dar papildomai userių per savo user base, žinai. Tai čia aš manau vienas toks pagrindinis, žinai, dalykas yra, kad SEO keičiasi iš esmės, žinai, tas pats Google'as jisai keičiasi, žinai, atsiranda AI overview, AI mode, atsiranda buttonsai tiesiai į Copilotą iš Bingo, žinai, Google Search konsolės, mūsų pagrindiniai toolsai, kurio naudojamės, irgi keičiasi, atsiranda AI visokie grounded queries ir ten panašiai, žinai, kurios tai pasiekti, tai ir kur tai atsiranda? Atsiranda SEO tradiciniuose toolsuose, žinai. Tai čia yra tiesiog papildomas layeris SEO, žinai. Tai nėra competing kanalai, kai mane nervuoja matyti LinkedIn'e, žinai, komentarus, kad o tai kada geo beatins tipo SEO, tipo ale niekada, žinai. Tai nėra nieko tokio ir tikslo. Žinai, čia yra du kanalai tarpusavy, kur yra wow, žinai, tipo jie labai fainai padeda prekės ženklo menedžeriams, įmonėms suvokti, apie ką yra jų prekės ženklas bendroji interneto ekosistemai ir vystyti prekės ženklo matomumą. Čia ir yra toks, atrodo, anksčiau nekesdavo to žodžio, galvoju, performance marketing, jėga, brandas, lame, atsirado LLM-ai, prekės ženklas pirmoje vietoje ir pats pradedu kalbėti tom, žinai, tokiom shenanigans, žinai, prekės ženklas, žinai, tai čia vat toks ir dalykas ir skirtumas, žinai, kad SEO neturi tokio distributiono, jisai yra apribotas tik tai Google paieško, žinai, kanalų, kokį turi ChatGPT, Gemini, Perplexity ir visą kitą, kurie sugeba susorsinti viską beyond tavo domenas. Taip. Aš praktinį labai turėsiu klausimą, kadangi mes darbe naudojam AI Clicks ir nagrinėjom du atvejus, tai vienas atvejis yra verslo valdymo sistemos, ERP, ne? Ir ten promptų rodo daug ir rezultatų rodo daug, o kitas yra statybinė, yra izoliacinės medžiagos, būtų polisterolis, ir nors tai yra rinka didesnė negu ERP, bet labai mažai informacijos, labai mažai promptų sugeneruota to matomumo, tai čia turbūt atsakymas gal labai paprastas, kad per sudėtingus promptus sudėjom, kad tarkim ERP atveju sudėjom paprastesnius. Kas yra paprastesnis? Kas yra ir ERP, tenais ko skiriasi, nežinau, kas ten sandėlio valdymo sistema, projektų valdymas. O kitoj pusėje, kurį lygino atveju, tai ten sudėti promptai, pavyzdžiui, koks yra tenais polisterolio šilumos ten laidumas, kokį rinktis ten, geltoną, pilką, tai gal tiesiog mes per sudėtingus juos padarėm. Reikia galvoti iš tos pusės, visi tie promptai, prie promptų reikia dar apskritai sugrįžti kaip temos, bet šituo atveju promptai, tu promptą rašydamas turi suprasti, kaip tu nori, kad tavo brandas čia būtų matomas. Ta prasme, kas yra ERP? Ar yra šansų, kad ir Vilė ten bus matoma, kaip ChatGPT aiškins, kad ERP yra ten valdymo sistema, kuri ten verslo valdymo sistema ir taip toliau.
kad brandų bus listiklai kažkokie yra labai mažai šansų, nes tiesiog jis yra informacinis kontentas, jis greičiausiai gal net nesikreips į internetą, nes jis tiesiog žino, kad... Iš savo entity mapo tiesiog į nervų sistemą pasijungia. Mes visą šitą promptų tą sintetinimą, nes vis tiek tai yra pusiau sintetinimas, mes įdarom tiesiog, kad tai, ko ieško žmogus, tų komercinių arba transakcinių keywordų, kurių ieškotų žmogus, mes asiuminam, kad jis ieškotų taip pat ir ChatGPT. Pavyzdžiui, best running shoes. Jis ieško Google, jis tikrai ir ieškos ir ChatGPT. Problema yra tame, kad mes nežinom, kokiais mastais, kokiais kiekiais jis skaičiuos. Dėl to šitoje rinkoje kol kas yra tai, kad mes darom tokį assumption, guesstimate, kad mes imam duomenis iš Google Search konsolės, iš trijų šalių šaltinių, kad pagrysit, kiek čia volimo, bet čia yra problema. Problema apskritai visoje toje rinkoje, kad viskas yra based pagal promptus, nes jeigu tos promptus, kuriuos tu įrašysi, tu tokį tą matomumą nutargaus, bet tu nežinai to, ko net tu nežinai. Tu nežinai, kokiuose promptuose tu nesi matomas, kol tu to jo neįdėsi. Tai solutionas yra pirkti nelegaliai userių duomenis iš vairių extensionų už ten 10 milijonų, kas, to čia yra nelegalu, ta prasme, niekas to nenori daryti, bet kol ChatGPT ar kiti lamai neatskleidžia tų duomenų bazių, tol yra labai labai sunku tiesiog suprasti, tai kur žmonės iš tikrųjų... Tai tas promptas turi būti žodis į žodį, raidė į raidę toks? Nebūtinai. Geriausias ERP valdymo sistemos, sakyčiau. Nes tada tu tikies, kad aš ten noriu, kad būtų Rivilė, ten noriu, kad būtų Buvienas, noriu būti, kad kažkas, mano ten tas brandas, va tokiais būdais. Mes padarom viską komerciniu arba transakciniu. Komercinis reiškia geriausias, best, top, kas triggerina tą kažkokią listiklą. Transakcinė yra, kad pirkti, kur pirkti, buy ir taip toliau. Tada tokiu būdu tu nutiki, kad noriu aš brandų sąrašo. Aš dar pakomentuosiu šitą promptų, dizaino vietą, arba kad yra mažai promptų. Tai promptai egzistuoja visi, kokius tu sugalvosi, iš esmės. Tarsi skiriasi tik paieškų skaičius, taip, bet tu LLM gali paklausti bet kokioj formuluoti, kad ir tai bus labai nelogiška, bet toks promptas gali egzistuoti, jeigu tu tokį įvesi, Tai visa geo praktika, tai mes bandom atrasti tos core užklausas, kurie galėtų inicijuoti prekės ženklų rekomendacijas. Tai man nėra įdomu, kaip Matas paminėjo, dar norint daryti optimizavimą kažkiam prekės ženklui, klausti, kas yra ARP, šitoje vietoje, nes, kaip minėjau, nebus iššauktas mano galutinis tikslas, ko aš noriu su to prekės ženklu pasiekti ir kaip pačioj podcast'o pradžioje kalbėjom, mes į ChatGPT ir su LLM žiūrim kaip į performance marketingo kanalus, auginti leadsus, pardavimus, kas reikštų, aš noriu, kad ChatGPT paminėtų mano prekės ženklą, kuris nusėstų userio galvoje ir jisai galų galę nueiti mano webą ir nusipirktų. Čia, tas kelias yra. Tai labai svarbi dalis, tas, kas naudosis AI kliksais ar kitais panašiais AI matomumo matuokliais, siekite prekės tos užklausas, kurie atitinka brand discovery intentą. Tokį, kad būtų kur nusipirkti, kas gali suteikti, kokie yra ten tiekėjai, provideriai, agentūros, distributoriai ir panašiai, kas gali man padėti ir savo, problemą, tai jos sintetinti į tokias brand discovery, promptus ir sekti kuo platesnį skaičių tų promptų, kurie semantiškai skirtingom variacijom reiškia tą patį. Tai pavyzdžiui, mes visi žinom, kas yra paid, aš angliškai kalbėsiu, paid advertising agency, bet lygiai tą patį galim pasakyti PPC agency, performance marketing agency, meta ads agency ir panašiai, kurie iš esmės nusako apie tą patį prekės ženklą, sakykim taip. Tai aš noriu sekti visus tokias variacijas, daugiskaitos, vienaskaitos dzin. Bet turiu omeny tos core raktažodžius, kurie describina tavo paslaugą, produktų kategoriją, aš noriu jos sekti. Tai visas promptų dizainas, bent jau mūsų atveju, yra pats paprasčiausias, tu galvoji apie savo prekės ženklą ir pagrindinės paslaugas ar paslaugų kategorijas ar produktų kategorijas ir vienai tai kategorijai bandai iš tiesos šaltinių surinkti tas tos pagrindinius keywordus, tai yra Google Search konsolė, Bing Webmaster Tools, tas pats Redditas, klausti vartotojų ar savo know-how salesmenų, kaip vartotojai galėtų identifikuoja tavo tą prekės ženklą ir tai kiekvienai produkto kategorijai išsilistinti sąrašiuką, tų promptų, kuriuos tu po to sintetini
į brand discovery promptus, pridedi agency, where to ir visą kitą, žinai, ir tokiu būdu tu turi didelį sąrašą promptų ir užmirškim trekinimą 10, 5, 20, 30 promptų. Čia mes kalbam apie 100 promptų, kuriuos reikėtų trekinti. Bent jau pirmas etapas yra bandyti aptikti tą brando sielą, žinai, tai pasikarinti viskas, apie ką jūsų biznis yra ir kur jūs norit būti. Tada nuėmi temperatūrą ir tu matai, ChatGPT ar kiti LLM mane priskiria prie šitos temos, prie šitų, žinai, nepriskiria, žinai, temų. Tai tu gali tada jau fokusą ir prioritizuotis ir tą daryti kažkiek matematiškai, statistiškai, kad, aš dirbau ant šitos temos, mano veiksmai buvo tokie ir tokie ir aš matau, kaip toj temai mano matomumas didėja, probabilities, mano prekės ženklo paminėjimo tose, žinai, atsakymuose. Tai čia labai, kaip kam naudoti, kaip dizaininti jos ir panašiai. Prieš atiduodamas jūs, Pauliui, taršyti dar vieną tokį pasidalinimą ir klausimą gal turėsiu, tai dėl to greičio, į backlinkų svarbos, tai kai mes sukūrėm Baltic Nordic SEO Summit website, sudėjom schemą duomenis, jau po gal 3 dienų jau Google AI Overview citavo šitą konferenciją ir paskui aš nusprendžiau pasilyginti, paprašiau ChatGPT, kad palygintų su kitom, su SEO Estonija, su Brighton SEO ir jis man pradėjo dėlioti lentelės, kuo skiriasi šitą labiau apie tą konferenciją, šitą apie tą ir aš matau, kad ten yra tiesiog cituojama tai, ką aš parašiau tame website. Tai kas čia dabar yra karalius? Tai jeigu Google yra karalius backlinkai ir turinys, tai čia kol kas karalius LLM-ose yra turinys? Kontekstas. Turinys kontekste. Jeigu tu kaip realiai taip yra. Jeigu tu parašysi, kad Baltic SEO Summit mes ten valgom akmenis, tai ir tau sakys, kad koncentruojas aplink akmenų valgymą. Tai yra tam tikros ribos, vis tiek yra stuburas, žinai, pre-train data, kurios tu nebitinsi. Tu negali pasakyti, kad karvės yra violetinės ir paveikti. Yra tam tikri stuburai, bet gali nukrypti, žinai. Tu realiai galėtum užmanipuliuoti taip, kad jis pasakytų, kad karvės yra violetinės. Nes LLM-as... Aš netikiu. Esu matęs tokių keisų, bet jo, realiai turinys ir kontekstas turinio, kuriame... Mano paminėto atveju daugiau jokio konteksto kaip ir nėra, nes mes paleidom gal kažkokį vieną straipsnį, žinai, sukūrėm tą website, ten LinkedIn'e papaustinom ir čia visa informacija apie tą konferenciją. O jį atitiko tą informaciją? Tai kas iš tikrųjų yra? Tai žodis į žodį čia GPT, žinai, ir dėjo ją. Jo, tai sveikinu, tu optimizavaisi LLM-os. Tai aš nieko nedariau. Bet tu matai, tu ir klausi to, žinai, tai aš parašysiu, papasako, ką tu žinai apie Andrių Stočkūną, žinai, which is me, guys. tai jis ir bandys remti sourcais, kurie plačiame internete, žinai, rašo apie Andrių Stočkūną, jis neturi akseso prie mano gimimo liudijimo. Tu esi apie save parašęs, tai jis žodis į žodį ir pacituos. Nebūtinai aš, gali būti kitas parašęs. Aš iš tikrųjų šitą ką dabar paskėsiu testavau prieš metus ar 2, ką čia GPT apie mane pasakys, tai iš pradžių kažkokį tais bandėm iš manęs kompozitorių padaryti, bet paskui tai pacitavo žodis į žodį tai, ką aš esu apie save parašęs Rocket Science puslapyje. Ir, būtent dėjo kažkokį šaltinį ir iš to ėmė. Tai jeigu tu pasakytum, kad rephrasingis, prasme, jis kontekstą tą supras, tai čia... Jo, ir kitas dalykas yra konkurencija. Jeigu ten Baltic SEO Summit antro tokio nėra, tokio brandų, tokios konferencijos, tai jis tiesiog ir lengviau ir gali paimti, jūs kaip tokį, ta prasme, kad čia yra vienintelis provideris, arba jam nebus sunku iš kur čia dabar tą informaciją imti. Tai jeigu daug bus Andrių Stočkūnų, tai irgi jam bus sunku. Hallucinations. Jo, arba gal Simonas yra koks kompozitorius, gal nežinai. Tai jo. Bet tai iš kur tada LLM-ai tą visą informaciją validituoja, jeigu įprastam SEO tipo būdavo backlinkai ir ateina ten iš Wikipedijos, tai tu žinai, kad rasti sources ir panašiai, o tai dabar pagal ką matuoja tą validity? Tai didžioji dalis yra tai, kas realiai, ką jis randa tam pačiame serpe, ką mes matom, pirmose tose Google ar Bingo paieškoje, nebūtinai tai yra pirmas page'as, gali būti ir antram ir trečiam page'e, bet tam internete, sakykim, Google'as yra internetas, tai vienas dalykas, kitas dalykas, ką jis pravaliduoja iš savo pre-train datas kažkokios. Bet tai nebūtinai, kad ta informacija bus teisinga, netgi su SEO backlinkais, ar tikrai visada yra, sakykime, mes dabar, aš galiu nusipirkti už 1000 eurų backlinką į best, kad esam best AI visibility tool, bet ar mes tikrai esam best AI visibility tool dabar number 1, mes sakysim, jo, esam, bet čia objektyviai galvojant, mes nusipirkom šitą, tai irgi kaip ir, jo, čia SEO, mes esam šitame listiklė, bet mes tai yra impactinta mūsų pačių, žinai, tai
internetas yra cruel, šiaip yra jis negailestingas tokiais dalykais, nes tu žinai, kad kiek tu gali dalykų tokių primanipuliuoti, kas yra atsiranda, black hatas ar tas grey hatas, čia žinai mes kalbam, tai lygiai taip pat ir LLM, iš esmės tu gali pasakyti, kad tu ten esi geriausias ir sakys, kad tu esi geriausias, nes turi tą ir tą, nors gal iš tikrųjų to net neturi, žinai. Tai rezimuojant galim pasakyti, kad patikrinimo informacijos nėra jokio. Tai, kad tu paduosi, jis ir suvalgys. Jo. Dėja, turbūt taip, bet taip tą patį tu gali sakyti. Bet jeigu kalbam apie marketingą, žinai, mes šitoje vietoje we don't care. Žinai, mūsų tikslas yra padaryti tai, ką mes norim, kad jisai pasakytų, žinai, ir kaip jisai išspjauna tą, žinai, informaciją, tai yra dar vienas action pointsas, prie ko reikia, žinai, padirbėti. Tai jeigu tu, žinai, parašai savo prekę ženklą ir jisai išspjovė tą, ką tu norėjai, žinai, ir visų pirma išspjovė tavo prekę ženklą, žinai, jeigu tai būna non-branded kažkoks, žinai, terms of success, sveikinu, žinai, tai to mums reikia. O tas validavimas ir visą kitą tos informacijos, mes čia ne research persons, mūsų tikslas, žinai, prekių ženklų auginimas ir čia galėtume kalbėti plačiau, žinai, jau tada su kita auditorija šito klausimu. Tai kaip, vyrukai, vyksta tas visas LLM optimizavimas LLMsams? Aš kaip gerai suprantu, tai jūsų įrankis M&M'sams padeda jūsų įrankis tuos promptus, ne, kažkokius susigeneruoti savo verslą pagal ką, tada kažkokį turinį, kaip gal gali pasidalinti šito vietą. Jo, viskas nuo promptų prasideda, mes šitą kažkaip prasiplėtėm, įsivaizduokim, kad turim tos gerus promptus ir tada įrankis ir visi įrankiai apskritai tokie kaip AIclicks, dauguma, jie renka šaltinius, renka tos brandų to paminėjimus, visą tą informaciją, bet mes pagrindė dirbam su šaltiniais. Mes turim tokį frameworką, mūsų mąstymo visas gairės, kad, kaip mes galim daryti įtaką LLM visibility, tai yra per vidų, per mūsų vidinę svetainę, tai yra kurdami daugiau turinio, tą turinio optimizuodami, schema markupai, visą tą, ką mes darėme iš esmės su SEO. Ta prasme, praktiškai niekas įsikeičia, mums atsiranda directionas, strategija, kad keičiasi, kad mes turim tokį turinį, tokį, bet tas turinys lygiai toks pat lieka. Kaip mes tą turinį kuriam, kažkiek irgi keičiasi, kaip sakiau, turi turėti lenteles, greitus atsakymus, schemą ir taip toliau. Vėlgi, nuo SEO nelabai kažkas keičiasi tas metodas, kaip tu darai, bet bus tai tas pats, nėra, kad čia Java straipsnis ar SEO straipsnis. Ir yra kitas dalykas, yra išoriniai paminėjimai. Mes apskritai su Andriu sakom, kad va tame LLM succeedinti, tu turi didinti savo brando entity skaičių, brando paminėjimų skaičių visame internete, ten, kur aktualu. Tai reiškia, tu tą gali daryti per savo vidinius straipsnius, bet tu tą gali daryti ir per išorinius straipsnius, išorinį internetą. Tai yra tie patys backlinkai, ką mes darydom iki šiol, bet prie backlinkų pridėti, kur yra tas target, sakykime, mūsų anchorų tekstas, pridėti dar brandą. Kad jeigu mes linkinam į AI Search Visibility Tool, pridėkim, kad by AIclicks. Nes tada tai gerai bus ir LLM-ai, nes LLM-ai neskaito iš esmės taip, netrytina to linko taip, kaip trytina Google'as. Nes Google'as turi atskirą savo, turėjo bent jau visą laiką buvo pagrįstas su PageRanku, su linkais, tiesioginiais. LLM-as tą supranta kaip konteksto authority. Jis supranta, kad AIclicks buvo paminėtas čia, buvo ten paminėtas. Ir tada yra daug kitokių tų išorinių signalų, ne vien tik tai išorinės nuorodos. Kaip minėjau, per patį įrankį mes matom tada visos galimybės, kur galima atsidurti kažkokiam UGC turinį, pavyzdžiui, LinkedIn postuose. Jeigu tam tikri LinkedIn postai yra naudojami kaip šaltiniai, pasisemti, atsakyti kažkokį promptą LLM-ui. Tai mes einam į tos LinkedIn postus ir komentuojam. Ir sakom, kad mes minime AIclicks. Mes einam į Reddito threadus ir komentuojam tenais, minime AIclicks, YouTube'o. Rephrasina Medium'o artiklus. Medium'as yra irgi, kur gali laisvai publishinti. To niekada šiaip nedarytum, jeigu darytum tradiciniam SEO. Jeigu tai nėra backlinkas, niekam būtų neįdomu. Jeigu sakytų, žiūrėkit, mes dabar galim 100 Medium artiklų jums perrašyti. Niekam neįdomu, jeigu nėra linko, kam mums to reikia. Tenais Reddite galima atsidurti, paminės jumis. SEO-šnikui tas bus neįdomu. Brand marketingistui gal bus įdomu. Tai va, ir mes tada tokiu būdu pats įrankis mes iki šiol darėm auditus ir darom dar dabar klientam, bet pats įrankis jau duoda rekomendacijas, kokį tą turinį kurti, nes tas turinio kūrimo gairės yra grįstos pagal tai, kokie tie šaltiniai yra. Jeigu yra labai daug straipsnių apie Best AI Visibility Tools, mūsų įrankis yra sakys, kad tau reikia rašyti Best AI Visibility Tools. Čia yra mygtukas, nueik ir parašyk tą straipsnį. Pasakys, kad čia yra visos vietos, kuriuose tu nesi paminėtas kaip backlinkas, tu gali nueiti ten parašyti. Gal kažkada norėsim, kad galėtum ir
mailo informaciją rasti, išsiųsti iš to, bet čia ateityje. Ir visi tas UGC contentas, tas Redditas, YouTube'as, kad ten atsidurti, ar netgi YouTube video kurti pačiam. Tai yra iš esmės tokios 3 ar 4 dalės. Kūrimas, tas backlinkai, tai įprastiniai tokie su on-hybrid ir UGC turinys. Dar 4 aš įvardinčiau updatinimas, nes tavo esamą turinį reikia updatinti pagal tas LLM gairias. Tai va, tai tokiais būdais... Anksčiau rašydavom keywordą ir dėdavom backlinką, o dabar dar reikia pridėti brand. Keywordas plus brandas, jo. Arba jeigu sako, gerai, galim dėti jums, nebus linko, bet bus paminėjimas, mes sakom, okei, mums tinka 100%. Mes pasižiūrim, mes kaip bildinam tos linkus, mes... į mūsų pačių tools, mes pažiūrime į Chef, su SEMrush, pažiūrime, kiek trafiko renka, bet mes dar taip pat pasižiūrim, kiek jis mūsų duomenų bazėje buvo paminėtas kaip šaltinis. Įsivedam URL ir matom, kad šitas brandas buvo ten turėjo per 30 dienų, turėjo 300 kartų buvo paminėtas kaip šaltinis, ten yra mūsų ten 100 promptų. Mums yra puikus signalas, kad būkim, nes mes, jeigu būsim atsidursim tenais, mes impactinsim LLM, kad jis matys mūsų papildomas signalas. Gal tai nebūtinai bus, kad mes 100% dabar atsidursim, bet jeigu mes dabar ten atsidursim, ten tose impactinsim, mes turėsim didesnį šansą, kad mes tos atsakymus atsidursim. Tai nėra taip, kad pasikeitė SEO tie veiksmai, jie tapo labiau directional, labiau strateginė kryptis atsirado, kokios tikros vietos tos turi būti, kurias tu turi daryti. Tai iš esmės tie, kas investuodavo į viešuosius ryšius ir turinio kūrimą, tai jau darė teisingai daug metų ir jie dabar dėl to turi pranašumą prieš tuos, kurie tik tai backlinką pirkdavo. Būtent. Mes Oxylabsuose, aš kai dirbau, mes darėm labai intensyviai, mes vadinam tai growth marketing ir dabar dar vadinam tai darėm turinį Reddit'e, darėm GitHub'e, darėm ten Dev2 visokiuose portaluose mydime, dar nebuvo jokia jaus, net ten buvo jis čia GPT toks, bet nebuvo tie visi visibility toolsų, bet mes jau tai darėm, ką darom ir dabar, nes tai veikia ir kai dabar su žmonėm iš Oxy'ose mes pasikalbam, jų tas brand visibility yra 90%. Ta prasme, ten yra maksimumas, nes taip, nes mes darėm jau tada, bet mes veikiam taip. Jeigu mes ieškom to keywordo ir mes matom, kad ten yra Redditas, ten yra GitHub'as, ten yra kažkas, būkim tenais, dominuokim ir kitus kanalus, ne tik tais mūsų vidinį webą. Ir iš to išplaukia tas toksai, kad PR'as, growth marketingas, brandas tampa tiesiog vienas, bendras junginys. Ir jo. Ir mes čia, daugiau dabar einam per tą pusę, kas yra teisinga. Tas pirmas AI optimizavimo etapas, tai yra prekės ženklo matomumas. Bet taip einant gilyn, kai jau tu užaugini tą svorį, savo ten to matomumą ir sakyta, tau pradeda kilti kiti klausimai, o tai kokiam kontekste tu esi matomas, koks yra sentimentas, kokie yra featureai, kuriais tu esi atsiliepiamas. Ta LM irgi yra tas Generative Engine Optimization dalis, tai ant kokių topikų, kokiai formai tu esi minimas ir atliepiamas, kokie featureai dažniausiai minimi, kokie yra negative aspects about your brand ir etc. Bet apie šitą siūlau visiems daugumai prekės ženklų dabar negalvot, tai tiesiog didinkit ant volume, kad turėtumėt srautą klientų ir galvokit apie brand discovery, tos visus intentus, promptus ir vėliau, kai jau užauginsit raumenį, suprasit, kaip čia viskas vyksta, tuomet jau eiti šiek tiek iš tos klausimus ir tokį informacinio tipažo, sakykime, promptų sekimą, kurie tai įprastai ir įtakoja. O jeigu apie tą srauto kokybę pakalbėtume, pabandytume palyginti, tai vis tiek Google'as vis tiek dar vis dominuoja savo turbūt 8%, ten turbūt LLM iki 2% sudaro, yra nemažai tų teorijų iškelta, kad LLM srautas labiau linkęs konvertuoti. Aš pats esu nusipirkęs ne vieną prekę, per Copilotą esu nusipirkęs, nes tiesiog tingėjau researchint ten ir kažkokį daiktą, kokį rekomendavau, tokį nusipirkau. Aišku, paskui supratau, kad vis dėlto tas rekomendavimas dar nėra toks tobulas, nes gal tu rasi ir pigiau, ir geriau, ir pats paieškojęs, bet man tuo metu sutaupė ten laiko ir visko. Taip. Tai ar šitą temą šiek tiek nagrinėjo to, nes srauto, tarkim, iš ChatGPT ir kitų įrankių yra kol kas pakankamai nedaug, bet yra kitaip įtakojamas tas pirkėjo elgesys. Bet jeigu tas srautas būtų toks pat, koks yra ChatGPT, toks, koks yra Google, tai aš nežinau, tada brandai visi būtų multimilijonieriai, aš manau, nes mes turim patys tokių pavyzdžių iš mūsų dabartinių klientų agentūrai,
kuriame nėra to srauto tokio didelio, bet jis yra, ten sudaro, 5% trafiko, viso SEO trafiko sudaro ten 20% viso revenue bendrai per SEO ir per ChatGPT. Ir tai yra logiška, nes jis konvertuoja geriau, yra linkęs konvertuoti geriau, ne visada taip yra, nes kaip tai vyksta, nes jau visą tą informacinę fazę jis jau praeina. Jeigu jis ateina pas tave, tai vadinasi, jis yra visiškai ready to buy. Nes kaip Google'as veikia, mes labai daug Google'o susilaukiam to tokio, nebūtinai nereikalingo trafiko, bet tokio viršutinio funnelio trafiko. Kažkokias informaciniai straipsniai, keywordai praeina, viskas praeina tame ChatGPT. Jeigu jis jau išsirenka tave, tai vadinasi greičiausiai labai yra linkę, kad jis ateina pas tave ir nusipirkti. Nes mes patys, kai mes kažką renkamės, mes matom rekomenduojam mums šitą, kaip tu sakai, aš pasitikiu, galbūt galėčiau daugiau pasiresearchinti, bet man dabar neturiu laiko, pasitikėsiu ChatGPT ir aš einu ir nusipirku. Tai tą mes matom iš savo statistikos, tą mes matom iš mūsų pačių, jei kliksų pačių, kiek ateina pas mumis žmonių, nedaug tų pakankamai to trafiko palyginus su organiku, bet ne ką mažiau nusileidžia su visais lydais ir skambučiais, kurias mes gaunam, nes irgi žmonės ieško tais pačiais terminais. Tai tiesiog intentas dominuoja, kad ten hebra ateina iš informacinio, atsiprašau labai, tai iš informacinio. Konversiją, žinai, tu matuoji nuo tam tikros pūlo dėtos, žinai, tai kas yra tavo tas pūlas. Tai tą, ką mes galim dabar pamatuoti ir su standartiniais marketingo, žinai, įrankiais, tai yra referral trafikas iš ChatGPT, žinai, kad vartotojas rado ChatGPT ar kitose LM'ose nuorodą citatos, ją paspaudė, nulendino pas tave, žinai, webą ir tu sakai, va, kiek mažai nulendino, žinai, bet iš esmės, nei vienas šitų įrankių šiai akimirkai nėra sudizainintas vesti srautą į tavo svetainę. Tie mygtukai ten atsirandantys, žinai, ten yra tiesiog cherry on top, žinai, visam šitam dalyką. Tai jeigu tu gauni srauto, reiškia jo, tu esi cituojamas, sakykim taip, ir tie vartotojai, žinai, yra aptinkami. Bet dažnu atveju tavo prekės ženklo paminėjimą lydi net ne tavo svetainės citavimo nuoroda, žinai, tai atrado kažkiam listiklė gal, žinai, ar panašiai. Tai tie nėra interconnected ir kai žiūri per referral pusę, žinai, tų trafiko, tai pūlas dėtos labai mažas, kuris tiesiog atributinamas tipo yra, bet konversija yra crazy, žinai, ten mes kalbam ne apie procentus, o 10%, 30% konversija, tarkim, nuo to atėjusios srauto, nes kaip Matas ir paminėjo, visas tas sakykime, palyginimas prekės ženklo, apsisprendimas įvyksta ChatGPT su juo kalbantis, tam interfeise, o tavo svetainė yra tiesiog transakcija, kasos aparatas nusipirkti, žinai. Tai viso to rezultatas turėtų būti iš vis zero clicks, koncepcija turėtų dominuoti, nes jei overview labai daug tau pateikė atsakymų, tada tose pačiose LLM-ose tu paskaitai ir tu neini tuos puslapius, tai pabaigoje turėtų interneto srautas sumažėti. Iš dalies taip, nes viskas vyksta, tas internetas pereina į tiesiog į ChatGPT, tai tavo website srautas kažkiek turėtų teoriškai sumažėti, bet nepaisant to, kad yra tų zero klikų, jie gali ateiti per tiesioginės nuorodas, kaip mes matom, ChatGPT yra kažkokia rekomendacija ir ten sources, ten dažniausiai būna šaltinis, bet dažnai jų ir nebūna prie tų rekomendacijų ir tada žmonės tiesiog googlina tą brandą, kurį mato. Ir mes tada matom labai stiprų brando padidėjimą, nebūtinai tai yra, ir tai sunkiai mes galim dabar atributinti, kad tai būtent dėl ChatGPT ar dėl kažkokių mūsų kitų LLM veiksmų, bet mes bendrai tada stebim, kiek mūsų brandas didėja. Tai praktiškai neįmanoma. Žinai, kai per Copilotą nusipirkau tada tas kolonėlės prie kompiuterio namie, tai parodė topo centrą, aš nuėjau į tą linką, pasižiūrėjau, bet man padėjo įsigryninti tą modelį, kurio aš ieškau ir aš paskui nusipirkau bet kur kitur, kur pasiūlė geresnę kainą. Tai tas e-shopas, jisai gavo konversiją iš turbūt vos net direct srauto, nors visas sprendimo priėjimas įvyko Copilot'e. Tu įėjai tuo metu tiesiog gerai per organikas, googlinai tą... Ne, tai aš tiesiog įvedžiau, kad ieškau ieškau kolonėlių Copilot'e, man paklausė, aišku, koks tavo biudžet, ten visus tos malonius klausimus paklausė. Aš juos atsakiau, man tada išgrino ten kokius 5 modelius ir prie tų 5 ten prekių pavadinimų buvo surašytos kainos ir ten kokių tų, Google pirmojo puslapio rezultatų, žinai, ten topo centro ir kažkokių didžiųjų shopų linkai. Aš, aišku, užėjau tą linką, pasižiūrėjau, bet jau paskui aš toliau jau ieškojau per Google arba jau tiesiog. Bet iš to sąrašo. Iš to sąrašo, ką man Copilot'as, žinai, tai va būtent. Ir čia
visiems C-levelio marketingo, head of marketing žmonėms yra svarbiausias dabar dalykas. Tai mums reikia, kad žmonės neįmanoma pamatuoti. Neįmanoma. Ir čia yra vienas didžiausių minusų ir niuansų apskritai visam tam LLM ir geo optimizacijų, kad tas matavimas tampa sudėtingas, nes mes matuojam brand visibility. Kaip matuoti ROI brand visibility? Brando impression augimas. Ok, mes augam, bet ar jie konvertuoja, mes nesaka žinom, nes mes nežinom, kiek per keywordus nusipirka ar ne. Bet mes tiesiog dabar stebėm, mes norim, kad mūsų brandas bendrai augtų. Visom kampanijom, ką mes darom, mes norim, kad jis augtų. Ar tai būtų native advertisingas, ar konferencijų, ar per GPT. Mes, kaip visas marketingo teamas, norim, kad mūsų brando daugiau žinotų. Ir tai, kad dabar tu nuėjai dar to centro papildomai dar pažiūrėjai per organiką ar per kažką, to centro marketingas turėtų būti happy, kad jiems kyla tiesiog papildomai brand impressionų, nes jie Copilotas juos paminėjo. Sunku tai būtų pamatuoti, kad būtent dėl to įvyko, bet... Bet kam čia reikia dėkoti, tavo atveju, žinai, ačiū čia GPT ar kokį tu ten LLM, žinai, naudoji. Tai yra Discovery, Awareness ir Evaluation, žinai, kanalas, kur... Tai iš to, ką jūs sakot, žodžiu, marketingistas nebegali matuoti tik tai srauto, ir konversijų, jis dar turi turėti papildomus įrankius, kad galėtų matuoti matomumą. Būtent, ir jis dar turi turėti mytus su PR-ais, su brando žmonėms, su visais, nes tai tampa tiesiog, kalbant apie SEO, ta prasme, tai nebėra SEO. SEO yra omnichannel, tai yra visus kanalus, arba labai daug kanalų apimantis ir paid advertisingą, brandą, PR-ą. Tai yra tiesiog virsmas į naują marketingo kanalą iš esmės. Ir visi marketingo kanalai dabar, teamai turi būti bendri. Tiesiog bendrų veikimų principų veikiantis. Tai pagaliau grįžo SEO į ten, kur ir turėjo marketingo dalis, o ne atskira disciplina kažkokia. You heard it here first. čia dabar taip pasakėm. Taip. Ir visi brando žmonės dabar gal antrą revoliuciją gyvena. Aš to, Andriu, kaip mes susipažinom, aš vis laiką jam sakiau, kaip aš nesuprantu nieko apie brand marketingą ir aš nenoriu dirbti nieko, kas susijęs su brand marketingu, aš atsimenu jam tai sakydavau. Ir labai juokingai likimas sudėlioja, kad grąžino tave į doros kelią. Su brand marketingu, ne tokiu tradiciniu, bet vis tiek. Jo. O kalbant apie trackingą, čia mes apie rezultato atribuciją, čia GPT, žinai, išmatavimą, tai mes matuojam KPI su hierarchija, tokia, žinai, ir yra, tai nepasikliauti vieną metriką, nes, ta viena metrika, visų pirma, tas visibility metrika, kurią galima matuoti vieną iš jei kliksuose, žinai, tai yra kokiu procentu visų surinktų atsakymų tavo prekės ženklas pakliūna į to, žinai. Tai yra, skaičius, jo galim to orientuoti, žinai, bet tai yra vis tiek sintetinis skaičius, kuris išeina iš mūsų pačių sugalvotų termsų, mes nežinom volimo ir panašiai. Bet jeigu mes ant savo core, žinai, tų užklausų, kuriais galima atpažinti mūsų turėtų prekės ženklą rasti, mes ten didinam savo procentą atsakymų paminėjimų tiesiog per nuasmenintų, žinai, accountus, tikėtina, kad mes ir kitose variacijose promptų, žinai, atsirasim. Tai visibilities yra viena metrika ir turbūt viena pati pagrindinė, žinai, bet nepamiršti įkorporuoti savo KPI su struktūrą, žinai, matuojant LLM, žinai, poveikį ir kitas metrikas. Kaip? Citavimo kiekis. Tai ko gero vienas iš veiksmų, ką tu darysi optimizuojant, tai rašysi turinį savo svetainį, nes tau tai bus paprasčiausia ir ten turi 100% kontrolės, toliau darysi tradicinį SEO, sakykim taip, žinai. Tai paleidžiant straipsnius, aš noriu matyti, kad kuo dažniau mano straipsniai būtų cituojami, jie visų pirma pakliūtų citavimo, o kitą kartą dažnis jų cituojamumo, žinai. Antras KPI'as, kur visibility su mano cituojamumu turi kažkiek koreliuoti, žinai. Jeigu aš didinu straipsnių srautą, landingų srautą bendrai su savo svetainė, tai tikėtina ir visibility auga, nes dažniau cituoju ir ten aš esu pirmas brandas, žinai. Trečias yra referral trafikas. Taip, mes, ką ir kalbam, žinai, kad yra labai mažas procentas, kuris nugula, bet LLM-ai jie netiesiogiai neša, žinai, tą naudą per tą matomumą prekės ženklas Discovery, kur po to vartotojas tiesiog nueina į Google, įveda tavo, žinai, brandą, paspaudžia Enter arba paspaudžia ten referral, žinai, nuorodą. Tai trečias elementas yra referral trafikas, kurį irgi žiūrėti ir dar ketvirtą galima įkorporuoti, žinai, ką Matas kalbėjo, tai yra brandų impressionai ir brando klikai iš organikų, iš Google Search Console, žinai. Čia dar galima įvesti dar vieną dimensiją, kad vis tiek yra LLM-ų laukiniai vakarai, ne? Ir viskas sparčiai keičiasi ir jeigu, pavyzdžiui, LLM yra uždėta gerai, tai LLM-as
gaus tavo užklausą, iš pradžių jisai peržiūrės greitai, ar jisai turi tą informaciją jau mokymo metu gautą, ne? Tada jisai gal net prieš tai dar bus veiksmas, jis turės kažkokį filtrą, jeigu tu kalbėsi apie ten ginklus, bombas ar sveikatą, gali būti, kad tau tiesiog pasakys, kad aš apie tai nekalbėsiu. Ne? Ir tas gali būti daug griežčiau negu bet kokiam kitam paieškos variklį. Tarkim, Google'as gal tau pateiks daug daugiau informacijos, o LLM-ose, aš ką turiu minėti, kad jie gali labai greitai keistis, ne? Ir tapti labai riboti ir Google'as vis tiek tau tos 10 blue linko, ne, o LLM'as tau vis tiek sugeneruoja kaip ir vieną tą patarimą, ne, pagrindinį. Nu, aišku, kaip ten su juo toliau kalbėsi. Bet ką aš turiu minėti, kad mes visiškai nežinom, kaip tie LLM'ai veiks po, pavyzdžiui, 3 ar 6 mėnesių, ne? Ar matot čia kažkokį jau nusistovėjimą, kryptį, aiškėjimą ir panašiai? Aš priminsiu, kad mes kovo mėnesį praeitų metų nežinojom, nenumanėm, kad bus taip, kaip yra dabar, nes tuo metu dar nebuvo tiek, nesirėmė tiek šaltiniais, ką tik nebuvo, kad neėjo į web search'ą, jis nedarė web search'ą iš savęs, tiesiog atsakymus teikia. Tai tikrai gali keistis. Ir tikrai mes, taip, tai yra kažkokia pilkoji zona, mes nežinom dabar, kas bus po to ir... Bet, žinai, visa rinka ir taikosi prie to. Jie diktuoja sąlygas, ne mes. Tai šiaip įdomus kampas dėl to, tų kažkokių uždraustų keywordų, kaip LLM'ai reaguotų, jeigu mes promptai keltume, kad ten dėl ginklų kokį nors, ar jis duotų mums kažkokius geriausius ginklų providerius. Yra jau ten labai paprastai. Jeigu, pavyzdžiui, kažką klausia apie ten tą kalinio pikoje, nežinau kaip vadinasi, tai tau kur geriausia nusipirkti, tai tu galimai negausi atsakymą. Okay. Nu, ką, Paulius žiūri per savo klausimus, skaitau, bandau optimizuoti. Ką galvojate tada, tarkim, netolimoje ateitinės, jau dabar OpenAI kalba apie prenumeratos ten kažkokį modelį, ne, ir panašiai, kad dabar labai daug žmonių gali prieiti prie to nemokamai ir naudoti kasdieną, tiek Claude, tiek Gemini, ne, tiek ChatGPT, bet jiems visą tai kainuoja ir gali būti, kad netgi dabar galim teikti, kad LLM'ais naudojasi tik tai tam tikra visuomenės dalis. Tai reiškia tie, kurie tai yra verslininkai, marketingistai, ne, arba žmonės, kurie susijęs su technologijom, arba, nežinau, žmonės, kurie ieško ten ryšio su kitu žmogum ar kaip terapeutu ar draugu pasikalbėti, ne, bet vis tiek tai yra sąlyginai nedidelė visuomenės dalis ir jeigu dabar šitie įrankiai visi pradės po truputį, pavyzdžiui, įkalinėti prenumeratas, ne, vėl viskas tada keisis. Labai daug žmonių gali atkristi tada tikrai, nes... Ir gali tapti nišiniu tada tiesiog iš masinio, vėl, dalinai masinio. Bet ChatGPT, jeigu kalbant apie ChatGPT, tai jo sėkmė ir buvo tokia, kad jis buvo labai, aišku, buvo pirmas markete, jo šitas veikimas labai išpopuliarėjo, bet ir dėl to, kad jis yra atviras visiems. Nors ir tai yra jo Achilo kulnas, jis yra labai dėl to turi daug kaštų, tors jis nėra dar iki dabar pelningas. Dėl to dabar galvoja apie visus ChatGPT adsus integruoti, kas yra jų kažkoks papildomų pajamų generavimas. Tai aš nemanau, kad jie, mes negalime aišku spėlioti, bet aš spėčiau, kad nepadarys, kad visiems bus mokamas. Nes šiais laikais apskritai, kiek yra, viskas yra, Facebookas buvo pirmasis tas social media platforma 2003, kad jis buvo free for always, ta prasme, kad nemokamas visada, Instagramas nemokamas. Ir jeigu jie dabar bus mokamas, tikrai labai daug žmonių atkris. Ir jeigu mes čia podcast'e galim tai suvokti ir pasakyti, aš manau, kad Altmanas ir visa hebra tenais supranta, kad... Ir turbūt sunku įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, Google AI overview išjungto, ne dabar jau, arba AI modą, kai jau jį įdegė. Per daug rinką jau nuėjęs dabar jau, kad Google'ui reikia būtinai catch-upintis. Gemini dabar labai populiarėja vien dėl to, nes jį mato pavyzdžius iš Claude, iš ChatGPT, AI overviewas. Google'as turi potencialą tapti apskritai geriausio LM ekosistemą bendrai, nes jis turi viską. Jis turi visus keywords, visas duombazės, viskas yra. O dabar taip, labai paprastai, taip, jeigu grįžtume ant žemės, kiek, nežinau, per pastarą savaitę ar per pastarą mėnesį jūsų sprendimų gyvenime ir pirkimo sprendimo kiekvieno asmeniškai įtakojo LLM? Šiaip tai labai daug. Aš dar šiandien ryte džime buvau, tai klausiu, kaip reikia daryti geriau pratimą, tai pasitikėjau LLM. Aš ruošiau šitam podcast'ui, atsakyk šitos klausimus. Čia kalba LLM realiai. Tarkim, iš pirkimo pusės. Iš brando pusės, ne kažkokio.
Matai, biškai sunku turbūt yra su mumis, mums tokius klausimus, mes žinom, kaip veikia internetas, aš žinau, kaip reikia googlinti. Paulius su visą pagarbą, aš visada spaudžiau į Google Ads, žinai, kaip kažką pagooglinu, nebent tai yra man konkurentas, aš noriu, kad jam būtų blogiau, bet mes žinom, kaip veikia tai ir mes kitaip tą informaciją, žinai, renkam. Jeigu aš ChatGPT paklausiu, aš tikrai nueisiu dar ir per Google, pažiūrėsiu, reviewus dar papildomai pasidarysiu. Tai aš nesu toksai ChatGPT frequent buyeris, bet bendrai manau, kad tendencija yra tikrai, kad labai tiesiog pasitikė ir mes gal čia vėl grįžtam prie to. Mano paties elgsena pasikeitė, nes aš anksčiau klausdavau Google, o dabar, kai klausimas yra, tarkim, mažiau svarbus arba aš mažiau noriu gilintis ir žinau, kad man mažiau reikalingas tikslumas, aš tada paklausiu ChatGPT. Grinai dėl tingėjimo ir laiko taupimo, ne? Ir tai visą pasako iš esmės viską, kas yra apskritai dabar internete apie mus, to prasme, kaip vartotojus, nes Instagramai, TikTokai yra tai, kad mes tingim ilgą turinį skaityti ir žiūrėti. Mums Reelsai dabar eina labai lengvas turinys. Mes tingim ieškoti informacijos, mes tingim skaityti visą tą ilgą blog postą, mes norim greitos informacijos. Tai ant to ir eina LLM, ant to eina visas tas marketingas. Ir tai yra, žinai, žmogiškosios pusės tai yra cool, nes mes galim sutaupyti laiko, kažkur kitur, žinai, leisti. Daugiau dirbti. Ir ant to, aš manau, kad viena iš priežasčių yra, dėl ko ChatGPT ir bendrai visi tie LLM-ai taip išpopuliarėjo, nes jie tiesiog padeda žmonėms, neįkojant laiko, jie gali parašyti, dabar polisiauti ir kažką kitką daryti, negu kad toliau ieškoti. Tai dėl to ir buvo tas... Išjungti kritinį mąstymą. Kas yra ir gerai, ir blogai. To pačiu, žinai, tada mes gal einam žingsnio arčiau prie Universal Income, kad visi gausim bazinį atlyginimą iš kažko, tiesiog, kad robotai už mus dirbs. Bet... Altmanas perves. Jo. Ką, Pauliau, tu dar turi paruošęs rubrikėlę? Jo, tai jau mūsų laikas į pabaigą, šiandien ta valandžiukė greitai praskrėjo, pabaigai turim blitz klausimynų rubriką. Tai būtų keli klausimėlį, tai trumpai prašysiu atsakyti. Greitai reikės ar trumpai? Daug negalvoti, jo. Blemba, sunku čia. Matai, geriau būti pirmu numeriu Google paieškoje ar ChatGPT atsakymas ir kodėl? Google. O kodėl? Daugiau žmonių Google vis tiek dabar lankosi negu ChatGPT. Andriui, toks biški retorinis gal. Jeigu vaidintum filme ir tai būtų paskutinė scena, ką žiūrovai šauktų tau daryti? O kodėl turiu šokti? Aš filme, ta prasme. Kam? Aš negirdžiu, aš jau pagal scenarijų suvaidinęs. Vis tiek tu apsimeti, kad va tavo auditorija. Kaip Deadpoolas, žinai, kad su žiūrovais. Bendrauja. Ir jie ką šauktų man? Pabučiuok ją. O ten mano žmona, aišku. Neveikia tau šitas klausimas. Tai ką tavo šitas Origin paveikslas atsineštas šiandien reiškia? Dovanėlė. Blitz klausimas. Ką reiškia? Nu. Tai tu jau pats ir pasakė, kad čia yra origin story, viskas prasidėjo nuo šitos personos, 50 Cento. Tai čia, kas suvedė mūsų matų, nuo ko pradėjom teikti nuostabias paslaugas kitiems verslams, taip vėliau gimė ir jie kliks ir visą kitą. Tai mes tiesiog dėkojam šitai personai. Aš galvoju, gal reiktų jam į vokelį ir nusiųsti porą $600, žinai, dolerių už padėką. Šiaip jeigu labai trumpai, tai Andrius, mes kai Kongeitė kartu dirbom 20-21, Andrius vis ateidavo su audio knyga klausydamas Fifčio audio knygą, Hustle, vadinasi, Hustle Harder, jo. Ir jis vis laikas sakydavo, hebra, reikia kažką daryti, čia mes, čia Fifčio mokymai tokie. Tai visa tai dabar mūsų ofisas Laisvės namuose yra išdėliotas Fifčio paveikslais, nes tai priminimas, kad reikėjo kažką daryti, darėm kažką ir kažką pridarėm ir toks, žinai, kad nepamirštume mūsų to tokių rūcų, žinai. O mūsų šiaip pradžia prasidėjo dar, aš kai tavo bakalauro darbą perrašiniau, kopijau, nes mes kartu politikos mokslus baigėm. Tai... Gana čia tų sentimentų. Pauliau, trauk dar klausimą. Tai viskas. Tai aš dar vieną turiu klausimą. Tai iš ko daugiau uždirbat, ar iš agentūros, ar iš iClicksų? Kol kas iš agentūros. Bet laiko klausimas, ne? Laiko klausimas, kada iClicksų. Nu ir visai pabaigai tada norėtume padėkoti mūsų svečiams ir rėmėjams. Ir klausimas auditorijai. Ar jau matuojate ChatGPT, Google AI overviews ir Perplexity matomumą? Su iClicks lengvai sekite ir optimizuokite savo matomumą, paversdami įžvalgas į veiksmus. Naudokite kodą marketingas ir gaukite nuolaidų. Ir už teisingą atsakymą Fifčio paveikslas. Taip lengvai atiduos.
Ačiū, viską. Ačiū Dėkui, Jums, vyrukai. ačiū vyrukai, labai malonu, ačiū. Ačiū, kad iki galo išklausėjai dar vieną jau tie marketingistai epizodą. Viliuosi, jog pavyko šiandien išmokti kažką naujo ir su nekantrumu laukiu išbandyti naujausias praktikas bei marketingo įrankius ir savo versle. O dar prieš pabėgant, kviečiu prenumeruoti jau tie marketingistai podcastą, aktyviai dalintis savo mintimis komentarų skiltyje, spausti patinka, bei taip prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.